Sveiki visi, taigi šiandien vėl grįžtu su nauju tarų skaitymu. Prieš save matote 3 kaladės, kaip visada renkatės arba pagal kaladę, arba pagal skaičiukus. Tai būtų pirmas variantas, antras variantas ir trečias variantas. Šios dienos klausimas būtų, ką jis arba ji apie jūs galvoja šiuo metu. Jūsų pasirinktas žmogus, ką apie jūs galvoja. Taigi pradėsime nuo pirmo varianto, pasidarau vietos, kaip visada. Tuos variantus patraukiu šoną. Taigi pradedam nuo pirmo varianto. Ką jis arba jie apie jūs šiuo metu galvoja. Jau čia kažkas krenta, kažkokia pakabinta situacija. Žiūrim, ką jis arba jie apie jūs galvoja šiuo metu. Tikrai situacija šiuo metu ne iš lengviausių. Galėčiau pasakyti, kad santykiai gali būti, kad yra šiuo metu buvo nutrūkę, o galbūt grįžote atgal į senus santykius. Išaiškėjo kažkokios paslaptys. Netgi tai gali būti susiję net ir su finansais, kažkokios skolos galbūt negrąžintos. Arba galime žiūrėti tai kaip ir į karminę skolą. Tai karminiai santykiai iš tikrųjų. Jo, ir jie vis niekaip, tai yra grinai karminiai santykiai, dėl to jos labai sudėtinga yra užbaigti jums šiuo metu. Ir kodėl? Taip, grinai krenta karma, tai yra labai stiprus, psichologinis, emocinis įsitraukimas į šios santykius, nors puikiai matot, kad šitas žmogus yra, tiesiog ne jums skirtas. Labai daug nerimo, labai daug klausimų susijusių su šitais santykiais, jau tai eina tarsi iš praeities. Tai gan ilgi santykiai, bet jie tarsi, niekaip neužsibaigia. Vis išlenda kažkas. Ir, nėra jokio, ta prasme, pamato šitiems santykiams tęstis. Tai yra, iš tikrųjų, gali būti tiesiog emocinis prisirišimas. Bet emocinis prisirišimas prie šitų vadinamų emocinių kalnelių amerikietiškų. Tai viskas gerai, tai viskas krenta žemyn. Ir, jūs patys tai savotiškai racionaliai protų suvokėt, kad taip yra, kad nėra daugiau nieko, tarsi kažkokia emocinė priklausomybė, bet jums trūksta jėgų išeiti. Iš tikrųjų, patys suprantat, kad labai jums yra daug meluojama, labai daug šitas žmogus, daug ko atslepia nuo jūsų. Tai kas jūs sulaiko? Jūs ir sulaiko, visos šitas, ta prasme, manipulacijos, tai visi melai. Žmogus tai moka visą santykių dinamiką pateikti per manipulaciją, kad tai skamba geriau negu tiesa iš tikrųjų. Žmogus čia yra, manipulacijų meistras. Ir jeigu jūs nepadarysit sprendimo, nepradėsit, jums reikia tiesiog pradėti ieškoti, rinkti informaciją apie jį, apie jo elgesį. Tiesiog pradėjo domėtis, nes kitu atveju jūs tiesiog ir liksit šitoj duobėj. Jūs nesat pasiruošę paleisti santykių, tiesiog laikotės ir galvojat, kad kažkas gali būti, kad žmogus bus toks, kokį jis save primeta. Bet kokia yra tiesa,
tiesa ta, kad jam reikia tik naudos iš jūsų ir jam daugiau nieko nereikia, jisai nėra pasirengęs nieko įdėti į jūsų santykį. Ir pažiūrėkim, kaip jums elgtis, ką jisai iš tikrųjų apie jūs galvoja, to pažiūrėsim kitom kortom, ką žmogus iš tiesų apie jūs galvoja. Kodėl jisai šitam santykėje su jūs, jeigu jam nieko iš jūsų kaip ir nereikia, kodėl jisai šitam santykėje? Na, pažiūrim. Jūs esat ne viena jo gyvenime, ne viena moteris. Jam reikia dėmesio, jam reikia pinigų. Nu, čia yra tiesiog manipuliatorius, jam reikia naudos. Ir jūs nesat vienintelė šitam santykiui, yra kita moteris. Netgi ne viena moteris, jisai su daug ko bendrauja. Jo, su daug ko bendrauja. Nu, čia yra žmogus tiesiog, kaip tas vadinamas narcizas. Vat, nu, pati gyvatė, nu, čia daugiau nėra ką pasakyti, pati gyvatė. Tad kodėl, ką jums daryti? Jums reikia iš tikrųjų pasirengti ir tiesiog skirtis su šito žmogum, nes, nu, jums asmeniškai tai nieko. Va, jis gauna iš jūsų viską, ko jisai nori, jisai tiesiog, jam net prašyti nereikia. Jam iš jūsų reikia, kaip pasakyti, intimių santykių, jam reikia emocinio resurso ir jisai tą gauna. Nu, jisai primeta, kaip pasakyti, vadina save tuo, kad yra geriausias, ką jūs galite gauti, bet tai yra visiškai netiesa. Jisai dumia jums akis. Va, matos, va, kaip jisai dumia, debesis. Debesis patys. Tai ką jums reikia daryti, koks būtų patarimas? Tiesiog nutraukti šitą ryšį visiškai, pilnai. Ir jums reikia nustoti dvejot, nes jūsų intuicija jau žino, kas čia per žmogus iš tikrųjų. Jūs jau seniai žino, kad jums iš šito santykio nieko nebus. Jums reikia priimti sprendimą galų gale. Jūs jau seniai galvojate apie santykių nutraukimą, bet nu vis kažkodėl jūs tai sustabdo. Jums reikia pagaliau nustoti dvejoti ir priimti sprendimą, nes nu nieko gero čia nebus. Jūs liksit visiškai išsemta visiškai. Tai va, toks buvo pirmas variantas. O dabar einam prie antro varianto. Taigi, antras variantas. Ką jis arba jie apie jūs galvoja? Kodėl, kokios mintys slepiasi apie jūs? Tai pažiūrėsim. Šis žmogus jūs mato kaip labai emociškai brandų žmogų, bet kuris yra išsaugojęs tą savo tokį vidinį vaiką, kuris vis juda į priekį. Kartu jisai mato jūsų tą brandos ir vidinio vaiko sintezę. Tai yra, jam tai sukelia labai didelį žavesį. Mato jūs kaip charizmatišką, labai įdomų žmogų. Žmogus jaučia labai šiltus jausmus jums, bet tarsi negali prie jūsų prieiti. Šis žmogus nežino, kaip prie jūsų priartėti ir kodėl jisai taip galvoja. Na, jūs jam tarsi įkvėpimas, tarsi sektinas pavyzdys ir kartu jūs atrodo labai sąžiningas žmogus,
Galbūt tai yra kažkoks meilės trikampis, ar tai yra žmogus ne iš jūsų artimos aplinkos, bet kažkokiu būdu jūs vis bendraujate. Jis mato jūs kaip labai sąžiningą, tiesų žmogų, kuris niekada neįtų į meilės trikampį ir dėl to jis renkasi jūs tarsi stebėti iš šalies. Kodėl jisai taip galvoja, kas čia vyksta? Taip, tai greičiausiai bus meilės trikampis arba žmogus iš šono. Šis žmogus gali stebėti jūs internete, matyti jūsų asmenybės augimą internete tarsi. Ir žino, jeigu jisai norėtų jūs pasiekti, jūs lengvai jo neprisileistumėt prie savęs. Tai kas šis žmogus? Tai būtų jūsų naujas pažįstamas, sakyčiau, bet jis jūs stebi, jis jūs pažįsta jūs jau labai senai. Tačiau gali būti, kad jūs susipažinot su juo visiškai nesenai. Tačiau jis jaučiasi taip, kad tarsi jūs bendraujat jau labai senai, tai tarsi gal praeitų gyvenimų kažkoks ryšys likęs. Ir jam šitas jūsų stebėjimas jam tarsi ir patinka, bet kartu jisai jaučiasi emociškai labai sunkiai, kad negali būti su jumis ar jums padėti. Dėl ko jisai taip jaučiasi. Jis tarsi norėtų jums padėti, tarsi mato, kad jūs išgyvenat sunkų labai laikotarpį. Jis mato jūs labai įdomią, paslaptingą, netgi asmenybę. Ir norėtų jums pasiūlyti pagalbą, bet mano, kad jūs būtent jo pagalbos atsisakytumėt. Čia įdomiai krenta. Taip, žodžiu, esmė ta, kad žmogus jūs daug laiko stebi, gilinasi jūsų gyvenimą, jūsų socialinį gyvenimą, kiek jūs tai rodot internetu. Bet jisai jaučiasi įstrigęs, nes jisai norėtų labai daug ką jums pasakyti, daug ką patarti, bet jisai laikosi tam tikrų ribų, tam tikrų taisyklių, nes jūs nesat viena, o jis yra tarsi žmogus iš šalies ir jis nenori per daug lysti, nenori per daug kištis į jūsų gyvenimą. Ir kodėl jį tai stabdo? Taip, yra kitas žmogus, bet jisai tarsi jaučia, kad tas kitas žmogus nėra jums, kad jisai jums kenkia, tas žmogus, su kuriuo esate. Bet jisai nenori kištis, nenori gadinti jūsų laimės, jisai nenori, kad jūs apie jį pradėtume blogai galvoti, jeigu jisai tai padarytų. Jis mato jūs kaip labai charizmatišką, labai komunikabilę asmenybę. Tiesiog, jūs esate jo svajonė. Tiesiog, svajonė moteris. Jis norėtų, kad jūs būtumėt laimingi. Jisai linki jums tiesiog gėrio, laimės. Jisai norėtų, kad jūsų gyvenimas, pagaliau įvyktų pokyčiai, kurių jums reikia. Jisai mato, kokiu pokyčiu jums reikia, bet jisai, nedrįsta jums to papasakot. Mato jūs kaip labai intuityvų asmenį, labai su tam tikra vidinė galia. Jūs galite apšviesti, turit labai didelę vidinę galią. Jisai tą mato ir suvokia jūs, kad jūs galite eiti, padaryti žymiai daugiau negu šiuo metu padarote. Tarsi kažkas jūs slopintų.
Ir esmė tai, kad, šis žmogus, jūs pažįstat labai senai, galbūt net 10 metų, 15 metų atgal, jūs buvot susitikę, jūs bendravot, bet jis jūsų nepamiršo, jūs kažką jam pasakėt, padarėt ir jisai to niekada nepamirš. Tai štai toks žmogus apie jūs galvoja. Antras variantą. Dabar einame prie trečio varianto. Taigi trečias variantas. Ką jis arba jie apie jūs galvoja? Kas tai per žmogus ir kodėl? Tai būtų žmogus iš jūsų praeities, su kuria susipykote, įvyko konfliktas. Tai jau buvo prieš labai daug laiko, iš tikrųjų. Bet jis jūsų niekaip negali pamiršti ir jisai supranta, kad tuo metu, kai vyko tas konfliktas, būtent jūs buvote teisi arba teisus. Kodėl jisai taip galvoja? Jisai šiuo metu, per tą laiką, kai jūs buvote išsiskyrę, ar tai apsipykę, ar tai kažkas tokio nutikę, jisai suprato, kad, jūs buvot teisus, nes jūs išsakėt, tai buvo jūsų ribos, jūsų vidinė tiesa, kurios jūs nenorėjot, kaip pasakyti, lengvai paleisti, nes tai buvo svarbu jūsų vertybėms vidiniams. Ir dėl ko jūs apsipykot, pažiūrėkim. Jis jūs skaudino. Jisai slėpė tiesą, buvo galbūt net išdavystė, net melo daug. Ir jūs išsiaiškinot šitą melą, išsiaiškinot šitą išdavystę ir jūs tiesiog nutraukėt santykius su šito žmogum. Čia greičiausiai būtų vyrukas, o jei žiūri vyrukai, tai būtų per artimus santykius su draugu išsiaiškinta tiesa apie išdavystę. Buvo kiti santykiai, tai buvo ta vadinama aistros akimirka, kai jisai tiesiog pasidavė aistrai, tas žmogus, ir susirado meilužį ar meilužį, žiūrint, kas tai žiūri šiuo metu. Žodžiu, tai buvo santykiai ir jie tęsiasi labai ilgai. Šiuo metu šie santykiai yra pilnai nutraukti, nes kai jūs išėjot, nutraukėt šitą santykį, išsiaiškinot tiesą, žmogui pasidarė per sudėtinga šitos santykius palaikyti, kuriuose jisai tuo metu galvojo, kad jaučiasi labai išskirtinis, labai čia tokie santykiai vyksta vos ne kartą gyvenime, bet jisai suprato, kad jisai labai stipriai klydo. Ir šiuo metu jisai vis dar galvoja apie jūs, visus prisimena ir galvoja, ką galėjo padaryti kitaip, galbūt galėjo pasistengti pats labiau, o ne jūs, ir prisimena, kaip stengiatės dėl šitų santykių jūs, kiek jūs daug visko įdėjot, kad šitie santykiai veiktų. Ir jisai šiuo metu susiduria su savo karma, jisai atsiima viską, jisai suvokė savo klaidas, jisai dabar atidirbo už jas, jaučiasi įstrigęs gyvenime. Ir jaučiasi tiesiog, kaip pasakyti, kaip
sėdėjo ant 2 kėčių ir dabar neliko nei vienos, jisai liko vienišas, pats save įsiskaudino, kartu įskaudino jūs ir dar ne vieną žmogų. Galbūt buvo vaikų ir visi šitie žmonės dėl jo veiksmų nukentėjo. Jis dabar norėtų sugrįžti į praeitį ir viską pradėti iš naujo. Jisai norėtų įtikinti jūs, kad jisai vertas pagarbos dar. Ir jisai labai aktyviai stengsis grįžti į jūsų gyvenimą. Jisai bandys įrodyti, kad yra geresnis negu pats tiki tuo šiuo metu. Na ir kaip jums elgtis? O jums kortos sako, kad tiesiog laikas paleisti šitą praeitį. Taip sakant, gyvenimas pats atskaičiuos, kas kiek vertas, kas ko nusipelnė. O kitas žmogus yra pakeliui pas jūs ir kuris bus žymiai daug vertingesnis negu šitie buvę santykiai. Ir šitos santykius būsius reikėtų jau paleisti. Nebereikia laikytis iš šito žmogų. Tiesiog bus dar daugiau skausmo, jeigu laikysitės. Jums reikia paleisti, tiesiog mėgauti savo kompaniją šiuo metu, pačiam savim. Ir tiesiog nukirsta praeitį, tiesiog taip ryžtingai galų gale, kad gana šito skausmo, gana šitų žaidimų. Tai va, toks buvo 3 variantas. Tikiuosi, jums mano skaitimas patiko. Ir susitiksime kitose skaitimuose. Taip pat kviečiu jūs komentuoti, ar jums rezonavo, kaip rezonavo. Visada lauksiu atsiliepimų. Ačiū.